Sveiki, šioje pamokoje kalbėsime apie kompoziciją. Na ir galbūt dabar tiesiog pasakysiu, kad tai dar vienas metodo toString panaudojimo būdas. Na ir štai turbūt matote, tai yra vaizdas iš praeitos pamokos. Jeigu kas viską ištrynėte, tai patarčiau vėl viską nusirašyti, kadangi mums viso šito kodo reikės. Na, o kas iš naujų dalykų, aš susikūriau dar vieną klasę, kurią pavadinau šalutinė 2. Jūs taip pat galite tai pavadinti savo, nėra skirtumo, tiesiog susikurkite dar vieną klasę. Na ir tiesiog mums šioje programoje nereikės šio sakinio, todėl jį ištriname, vėliau paaiškinsiu kodėl. Ir einame į šalutinę 2 klasę. Čia vėlgi susikūrėme keletą lokalių kintamųjų, kurie bus matomi tik šioje klasėje. Kitaip tariant, jie skirti tarpiniams skaičiavimams. Vienas bus string tipo, pavadinsiu vardas. O kitą dabar atkreipkite dėmesį, kitam kintamajam suteiksime ar nurodysime tipą tokį, koks yra štai šios klasės pavadinimas šalutinė. Ir tarkime pavadinkim skaičiai. Na ir dabar tiesiog kaip ir praeitoje pamokoje vėlgi kūrėme konstruktorių. Parametruose nurodome analogišką kiekį kintamųjų kaip ir nusirodėme. Taigi 2 kintamieji bus. Pavadinimai kintamųjų turi skirtis. Tai šitas su šitu tam, kad neįsiveltų painiava. Na ir šalutinė numeris, tarkim. Dabar priskiriame lokaliem kintamiem štai šitiem reikšmes. Na ir ką dabar norėsiu šioje pamokoje padaryti, tiesiog vėlgi naudosime jau žinomą metodą toString ir tiesiog pamatysime, kokia fantastika gaunasi šį kartą. Taigi rašome public string tipo, kadangi grąžina string tipo rezultatą. Pavadinimą nepamirštam būtinai pavadinti toString. Tušti parametrai. Na ir raktinis žodelis return. Ir rašome system format. Na ir dabar štai čia aš nusirodysiu, kągi mes norime atspausdinti. Ar tiesiog neatspausdinti, bet kokią reikšmę norime gražinti. Na ir šiuo atveju aš norėsiu gražinti tą vardą, kurį štai čia apsirašėme. Ir gal tiesiog parašome taip, jūsų vardas yra. Na ir nepamirštame nurodyti, kurios kintamuosius norime įstatyti štai šioje vietoje ir šioje. Na šioje vietoje norime įstatyti kintamojo vardas reikšmę. O sekančio štai šio simbolio vietoje norime įstatyti kintamojo skaičiai reikšmę, kuris ir šio kintamojo tipas, nepamirštam, yra nurodytas kaip šalutinė klasė. Atsiprašau, čia padariau klaidą. Turi būti return string format, kadangi gražinsime string tipo rezultatą. Ar tiesiog string tipo duomenis. Na ir ką šita klasė darys, tai tiesiog nusiųsime į kažkokią tai string tipo reikšmę. Šiuo atveju tai bus mūsų vardas ir nusiųsime šalutinės klasės objektą iš tai šio kintamojo vietą. Ir tada mums šis metodas toString tiesiog gražins tokį tekstą, jūsų vardas yra ir ta reikšmė vardo ir jūsų įvesti skaičiai ir
tiesiog išmes tos skaičius, kuriuos įvedėme ir priskyrėme šalutiniai klasiai štai šitai, bet ne šitai. Nu, o dabar tiesiog reiktų susikurti šalutinę 2 klasės objektą kažkokį tai, kad galėtume naudotis tos klasės paslaugomis. Pavadinsiu jį X, jau šalutinę 2. Na ir dabar norėčiau atkreipti dėmesį į tai, ką mes nurodysime parametruose. Kaip jau minėjau, pirmoji reikšmė tai bus vardas kažkoks, tarkim įvedam Petras. Na ir antroji reikšmė turi būti šalutinės klasės objektas, kadangi mes konstruktorėje antroje šalutinėje klasėje konstruktorėje nusirodėme, kad antras kintamasis tai bus kažkoks šalutinės klasės objektas. Na ir šiuo atveju nusirodome to objekto pavadinimą, kuris yra tiesiog pavadintas OBJ. Na ir dabar norėsiu tiesiog išvesti viską į ekraną, kadangi turbūt žinote, kad funkcija metodai, kurie gražina reikšmes, jie jų neatspausdina, taigi return gražina duomenis, tačiau jų neatspausdina ir norėdami atspausdinti tiesiog turime rašyti system out ar kokį kitą žinomą spausdinimo sakinį. Na, dabar paleidžiame programą, o vėliau viską pakomentuosiu. Ir štai matome, jūsų vardas yra Petras, jūsų įvesti skaičiai yra 1, 2, 3. Na ir kaip dabar vykdoma programa. Štai čia susikuriame, apsirašome šalutinės klasės objektą ir į konstruktorių nusiunčiame reikšmės 1, 2, 3. Tada programa eina ten, randa šį metodą konstruktorių, priskiria x, y ir z reikšmės ir tiesiog public string to string metodas string tipo rezultatą, kuris yra visi tie mūsų skaičiai. Na, o vėliau tiesiog gal kyla kažkam klausimas, kur gražina, dabar tai ir išsiaiškinsime. Štai čia apsirašome antros šalutinės klasės objektą ir per parametrus tiesiog nusiunčiam Petras, tai yra mūsų vardas, ir štai šį objektą pirmos šalutinės klasės. Tada programa atlieka štai tokius veiksmus, eina į tą antrą šalutinę klasę, štai randa mūsų tos antros šalutinės klasės konstruktorių, kintamajam parametrui vard priskiria reikšmę Petras, kuri vėliau yra priskiriama kintamajam vardas. Na, o štai čia įstatyta objektą, kuri priskiriama kintamajam skaičiai. Na ir ką dabar daro šis string tipo to string metodas? Jis tiesiog norėdamas gražinti rezultatą, su vardu, manau, jokių problemų nekyla, tačiau kaip prieina kintamai skaičiai, kuris yra aprašytas kaip šalutinės klasės objektas ar tiesiog šalutinės klasės kintamasis. Ir šiuo atveju programa, kai pamato štai tokį kreipimąsi į tokio tipo kintamą, iš karto eina į šalutinę klasę ir mato štai čia ieško, ar yra metodas toString ir vietoj to kintamojo įterpia va būtent tai, kas yra parašyta šiame toString metode ir ties eilute return. O joje yra parašyta, kad mums turi gražinti string tipo duomenis ir tai yra visi mūsų skaičiai. Na ir tuo atveju tos skaičius įterpia va būtent štai čia ir jau pagrindinėje programoje mes tiesiog atspausdiname šalutinės antros klasės objektą, kuris išneša visą pilną sakinį. Jūsų vardas yra Petras, jūsų įvesti skaičiai yra 1, 2, 3. Na, taigi tiek šioje pamokoje. Tiesiog norėjau supažindinti, kaip galima manipuliuoti su tomis string tipo to string funkcijomis, metodais. Na, tikiuosi supratote, jeigu ne, tai klauskite, rašykite ir iki susitikimo kitose pamokose.